ką, hebrytė nepraėjo, nei paraš vėl Miami aikštelė, vėl kraunam. Tai va, matot, hebra pluša, daro, uždarinėja konteinerius, ruošia mašinėlės krovai ten tolumoj. Tai jau atsimenat, ne, kad iš Miami terminalo visas šitas mašinas parvežti kainuoja vieną mašiną, ne visas šitas. Vieną mašiną kainuoja $650, dar kartą pasikartosiu, kad naujam klientam be užstato nebidinam. Yra parašo vis žmonių, kurie atrodo, kad išvengs sumokėti užstatą. Jis klausia, kaip čia pas tave pirkti. Tai sakau, reikia sumokėti baudos dydžio užstatą, tada darom statymus. Ok, supratau, sumokėsiu, kitą dieną rašo, pastatyk. Ir sakau, tai nepamiršai, kad reikia baudos dydžio užstatą. Supratau, po to vėl kitą dieną rašo, žiūrėk, pastatyk ir vėl bando tokia, nežinau, kaip čia pavadinta, laimę bando nupirkti, pabandyti be užstato, ar bando mane pakišti, neįsivaizduoju. Bet atsiminkit, pagrindinė taisyklė, kad tam, kad aš nepapulčiau ant baudos atsisakant automobilio, visada iš jūsų imu baudos dydžio užstatą. Insurance yra $1000, kopartė minimalus yra $600, o jeigu viršija suma statymo 6000, tai bus 10%. Tai va, tokios taisyklės atsiminkit ir žiūrėkit tik tai su data automobilius, nežiūrėkit be datos. Nes jeigu automobilis be datos, reiškia jis dar neturi dokumentų. Reiškia, draudimas neapdirbo, nėra dokumentų ir datos neišstato. O šiandien aš jums noriu parodyti BMW 3. Jį pirko naujas mano klientas. Žiūrėkit, kokiais milimetrais pastatytas. Net uždėjo kaladėlę, žiūrėkit, kad nenuvažiuotų turbūt. Tai va, BMW 3 atvažiavo jisai iš Arizonos, atsitempėm į Miami, nes Miami turiu 3 hazmatinės mašinas, tai šitą 4, kaip tik buvom, aš jau žinokit, buvau suplanavęs 3 krauti ir jinai va čia taip sėkmingai labai įvirto į mūsų aikštelę ir labai greitai atvežė, nupirko praeitą penktadienį ar ketvirtadienį, jei neklystu. Galit pasitikrinti iš tikro palei lotą. Atsimenat, kad galit pasitikrinti pagal mano galit pasitikrinti Telegramo botą, matot, suskambino telefonas ir nublaško visas mintis. Tai va, gavęs jisai šitaip, priekis visas suvarytas, matot, nežinau net ką paaiškinti čia jums, čia pasitrys labai daug dalykų ten yra radiatoriai, jau matot, radiatorius suspaudė su ventiliatoriu, čia viršutinis rėmas irgi visas suspaustas. Stabdžių čia turbūt, ne, čia aušinimo yra, aušinimo bakelis sudaužytas, stabdžių puslė, lyg tai nepaspausta, bet va toks jos daužimas, jinai irgi čia milimetrai stovi. Tai va, jisai pirko žmogus ant daliuje, sakė, užsiima dalim, tai ją ardys, aš taip įsivaizduoju, vien toks dalykas kaip elektros motorai, baterija yra labai brangus, tai manau greit atsipirks. Matot, salonas toks purvinas, tokia mašina visa užguita. Va, šovė airbagai, yra raktelis kabo. Ką aš dar galiu parodyti, aišku, smulkių pabraižymų aplinkė yra ir visas bamperis va, gale nugenėtas. Galim praeiti, pažiūrėti dar. Va, 8 BMW, bet jis ne mano kliento. Jis jau krausis kažkur kitur, net nežinau kur. Bet va, prieikim iš šitos pusės, matot, šitas balkis nulinko, va taip va. Tai jinai kažkur palindo ir susistumė visas priekis šutnė iki tos pertvaros į saloną. Va. Važiuoklė, žiūrėkit, gavos turbūt nebus. Čia viskas išsilakstė. Padangos prieki dar normalios, bet galėjo visiškai plika viena buvo, tai nežinau, ar jos čia sukeistos. Matot, skilęs stiklas yra netgi tarpas toks pasilikęs. Tai va, energijos nėra. Mačiau, yra pradarytas langas, tai bandysiu aš užklijuoti langą. O ką dar norėjau parodyti, va. Čia įbrėžimas, čia matot, atšokęs jau bamperis. Visa jinai tokia pavaryta, nemylėta mašina, matos. Bet ką, ant dalių, aš įsivaizduoju, tas galinis dangtis, žinau, lengvai dušta, jisai visas yra stiklinis, va čia viskas yra stiklas. Aš pats turėjau tokių i3 labai daug, kažkada buvau pripirkęs iš Amerikos ir pardavinėjau jas sveikas. Tai jisai, aš įsivaizduoju, kad tikrai labai brangus. Tai va, sueis ant dalių, manau, kaip uoga. Tai tokie mašinėlė šiandien atkeliavo į Miami, pakrausim greičiausiai penktadienį arba jau trečiadienį. Tai parodysiu viską chebra. Ir ką? Toliau einam žiūrėti, ką turiu jums parodyti. Dar važiuosiu West Palm Beach aukcioną, pafilmuosiu West Palm Beach aukcione mašinėlių. Nu tai va, atvažiavo iš, jeigu neklystu, iš Fort Pierce šitas BMW M235. Vairuotojas atsisega dabar tvirtinimus. Ir noriu parodyti va jo visus pažeidimus.
kiek matau, motoras nebuvo gavęs nieko. Labai daug triukšmo. Tai motoras atrodo nenukentėjęs liktai, ne? Bet vairo kolonėlė visa sudaužyta. O taip atrodo, klientas su manim susisiekė, aš dabar neatsimenu, man atrodo, bainiau mes jį nupirkom. Atsimenu, kad kažkaip su jo labai skubiai gavus. Tai va, tuo jį nukels. Aš pafilmuosiu jum, kaip atrodo jisai ant žemės. Ir mes žiūrėsim, gal trečiadienį jau jį pakrausim. Nu va, krovėjas dabar nukraus automobilį. Pažiūrėsim, kaip jis atrodo jau ant žemės, ne, padarysiu lengvą apžvalgą. O, nukrovėm BMW neutralo. To aš jums jį parodysiu. Ir ką, jis panašus, nu bet jau matėte, ne, kad dugnas yra pažeistas. Šiaip kėbulas nėra baisus, jis labai purvinas. Dar vairuotojas, matot, pasidarys nuotraukas. Va, iškart matau, atkibė čia, bet čia prisispaus gražiai. Ir gavo jinai per dugną, jau matėte, ne? Va. Bamperis yra paspaudytas, va matosi. Čia paspaudyta tenai. Yra kapotas va įlenktas šitoje vietoje. Matosi, ne? Va taip jinai atrodo. Va, vairuotojas, pažiūrėkit. Matos, kad vairuotojas, ne? Rimtas vyras, pasidaro nuotraukas, paims taitlą. Yra tvarkingi žmonės ir būna, žinokit, ir netvarkingų. Kartais atveža be taitlo, be nieko. O čia žiūrėkit, lenkimai. Atsimenu su Challengeriu pasakojau istoriją, kaip reikėjo gaudyti vairuotoją, kuris nei angliškai, nei ispaniškai niekaip jis ten nešnekėjo, tai reikėjo pačiam, žodžiu, mašinai susirasti. Pačiam mašinai reikėjo susirasti tralą. Tralą, sakau, taitlą, tai va. Ir toks BMW-kas atrodo jis neblogai, saloną neparodžiau, lenkimų turi. Va, raktas yra, žiūrėkit, visokie raudoni akcentai. Va, yra, žiūrėkit, koks apsiūtas kaip. Va, kažkas ten mėtosi gale dar. Jau žinokit, ves nevesiu, nepykit. Nenoriu bandyti rizikuoti sugadinti dar labiau. Tai va, keliausi Klaipėdai, susimatysit su jo jau Klaipėdai. Klientas fone mano video užmatė X3, aš nemačiau, tai sako, kodėl nepafilmavai man? Juokauja, ne, sako, nufilmuok, sako, pamačiau, šmėžuoja. Tai va, žiūrėkit, įbrėžimas. Visas tas šonas toks lengvai pabraižytas, veidrodėlis va, kažkur irgi skynė, va, čia subraižyta, čia pavaryta, va, matot, irgi čia kažkaip pabraižyta. Yra kapotas taip, paspaudytas ir pabraižytas, ne? Pažymėta, mato, draudimo yra punktyrais. Tai va, tokį X3-čiuką nupirkom mes, bijau sumeluot, man atrodo, kad kažkur iš Teksaso atvažiavo jisai. Gavosi smūgį va taip, va, į priekį, pažeidė, va, matot, balkį, šitą balkį. Va, yra viduje detalės sudėtos, reikės man atlenkti sėdynės gražiai perdėt bamperį, bet jis taip gan kultūringai sudėtas. Ta pusė gan normali, bet irgi, va, matot, veidrodėlis pabraižytas, durys va čia pabraižytos, čia lengviai lenkimai ant galinio sparno. Va, bagažinė irgi pabraižyta, čia pabraižyta. Taip atrodo, ne, ant sparno rodžiau lenkimą jau, šių trečią ratą suku aplink tą mašiną. Tai va, įdėta lempa, kaip jau sakiau, ne, įdėtas bamperis va taip negražiai. Tai teks ką sudėti tiek krovai, nežinau, ar yra taitlas, iš tikrųjų pasitikrinsiu. Bet keliausim į Klaipėdą, galbūt iškeliausiu kitą trečiadienį sudėsim, pažiūrėsim. Tai va, tokie reikalai. O ką, turbūt, kai jungsimės į Insurance aukcioną, jeigu nieks nesikeičia, parodysiu mašinėlį aukcione. Ir dar, aišku, mano žadėtasis video, kaip jūs apgaudinėja visokie tarpininkai. O ką, hebrytė, sugrįžau aš penktadienį, va taip atrodau Miami terminale, žiauriai lyja, pas mus, žinokit, jau paskelbė ekstremalią situaciją dėl to, kad be sustojimo lyja jau nuo pat ryto ir
Žada, kad lis visą naktį ir dar rytoj visą dieną. Tai va, ką norėjau parodyti, atvažiavo kliento X5, va toks iš Teksaso. Va, matot, Teksaso lipdukas, dar galiojant ir buvo registracija iki 7 mėnesio. Tai pirko jisai jį bainiau pats, užsiima, žinau, kad dalim. Naujas žmogus pas mane irgi atėjęs. Nežinau, žinokit, kokie pažeidimai ir neatsimenu kokią kainą, kadangi ne pats pirkau. Va, čia žiūrėkit, parodysiu, kad yra pabraižyta. Kai lyja, žinot, tų pabraižymų nesimato. Sako, reikia pabraižytą mašiną arba su duobutėm pardavinėti per lietų. Tada jų nesimato. Va, stiklas irgi atrodo kaip ir sveikas, ane? Nežinau, kaip man praeit. Neįsivaizduoju. Ne, nepraeisiu čia jau niekaip. Pabandysiu dar kažkaip apeiti iš galo parodyti. Viskas šlapia, žinokit, viskas mirksta, kiaurai čia. Va, šitas keliaus jau irgi kitą savaitę, turi ateiti taitlas, mačiau išsiuntė, tai laukiu. Čia mūsų nenoramos, šitaip dabar vadinsiu, sakiau. Q5 dizelinė. Nu ką, bandau ieškoti tarpo, kaip praeit. Va, prasibroviau. Tai taip atrodo, jinai iš galo. Šonų jau, žinokit, nepamatysiu, vat, pafilmuosiu, ne kiek išeina, yra panoraminis stogas. Baisus oras pas mus šiandien. Va, taip atrodo jinai iš galo. Įdomu tik tai, ar yra gyvybė. Ne, nėra gyvybės, tai saloną galiu parodyti nebent šitaip gražiai, palaukit. Ranką kišiu, nes pats tai neįlysiu. Va, taip atrodo salonas. Tikiuosi kažką pamatėt. Raktas matau kabo, bet matot, gyvybės nieks neusišviečia. Man taip atrodo galas. Bagažinė. Va. Nu šiaip gyva mašina, tik tai nežinau kas per defektas, bet žinokit, koportė sveikų mašinų nebūna, tai kažkas vis tiek turi būti nutikę, manau. Dar galiu iš tikro pažiūrėti. Taip atrodo dugnas. Ir ką, lyjant lietui, aš pasistengiu baigti savo pasirodymą turbūt. Matot, važiuoja vis dar mašinos, atvažiavo tralas. Krauna, veža, mano dar turi pakrauti konteinerį, ne iki galo. Dirbam. O va, matot, pabėgau nuo X5, matot, krauna, darbai nestoja. Aš irgi pirmadienį žadu, pirmadienį čia dar kraus hazmatą elektrinį konteinerį, elektrinę mašiną. Aš žadu važiuoti pirmadienį į Savaną, tai tikiuosi hebrytė nenuliusit, nepamatė mano naujo video iš krovos čia, o čia keliaus dabar GL-as, keliaus SLK raudona jau rodyta, keliaus X3 M-as baisuoklis ir Challengeris, va tokias mašinas. Va, tai nežinau, kiek išeis pafilmuosiu, bet baisiai lyja, va matot. Labai šalta, vėjas pučia, lietus lyja, žinokit. Tai kažkiek eis pafilmuosiu, kiek eis parodysiu. Pažiūrėkit, pastebėkit, paspauskit laiką, jeigu patiko. Va, matot. O biški gal ir gedrėja, va. Bet tikrai nesmagus oras filmavimui, darbui lauke. Tai va, susitiksim ką hebrytė, vėliau jau, kitam epizode. Va, matot, pradeda prisivežinėti automobilius. Pradeda po biškį kraut, ruoštis krovai. Va, aš kaip suprantu, Challengeris važiuos pirmas, po jo lys SLK, nes konteineris vis dar tuščias. Va taip atrodo veiksmas. Triukšmo iš šitų pakrovėjų daug, tai stengiuosi vis kuo toliau nueiti. Va, kas dar liko susikrauti, ane? Tokie reikalai. Nu tai ką, po biškį pafilmuosiu po truputį. Ir labai gaila, aišku, kad praleidom West Palm Beach aukcioną, nes, nu, žinokit, žliaugia lietus baisiai, tai aš supratau, kad aš ten nieko nepafilmuosiu. Tai pykit jūs nepykit, bet iš aukciono šį kartą medžiagos jau nebebus. Tai va, tai pažiūrim, kaip krauna ir jau kitam video susitiksim greičiausiai iš Savanos, ne, kaip sakiau. Tai va. Deda mūsų kubiečiai mašinėlės, o aš einu filmuoti toliau. Tai hebrytė, jūsų
ilgai žadėtas ir lauktas intarpas apie tai, dėl ko nutinka tokie įvykiai, ne, kaip automobilius areštuoja, užlaiko uoste, jum aiškina, kad reikia mokėti prastovas, nes kažkodėl konteineriai stovi mėnesiais, neišsikrauna. Dėl ko viskas tai nutinka, kas tai įtakoja ir iš kur visa tai atsiranda. Ne? Tai pradėkime nuo to, nuo klausimo, kurį man uždavė jau ne vienas ir ne du žmonės paskutiniu laiku, sako, tai dėl ko tu darai tokį kontentą, ne? Dėl ko tu viską rodai, kadangi iki šiol visi labai gerai gyveno iš to, kad pinigavosi, kodėl tu čia toks, ne, teisuolis, kodėl viską rodai. Tai pradėsiu nuo to, ne, kad kodėl aš darau iš vis šitą biznį. Tai man nuo mažų dienų, kai buvau vaikas, visada patiko du dalykai labai. Tai automobiliai ir Amerika. Tai kaip matot, to vedinas, aš priejau iki to, kad užsiimu automobiliais Amerikoje dabar. Tai va, jokios juokais, pradėkim nuo to, kaip atsiranda užlaikymai uoste, kaip atsiranda tokie dalykai kaip neatidavimai uoste konteinerių, neiškrovimai ir daėjimai iki to, kad automobilius parduoda, pavyzdžiui, jūsų pirktus, už jūsų mokėtus Amerikos aukcionuose kažkas tai. Jūs matot, jūsų automobilis vėl sukasi ten Koparto ar Insurance aukcione, kaip tai buvo jau Skirmanto Malinausko istorija ir patikėkit manim ne tik. Yra žymiai baisesnių istorijų, kur buvo areštuota daugiau automobilių. Buvo tokia didelio rezonanso sulaukusi byla viena, čia 20 metais, jeigu neklystu. Tai kai buvo areštuota 600 automobilių, tai visa tai įvyko dėl to, kad buvo automobiliai muitinami palei netikras vertes, ką aš ir stengiuosi, ne, išaiškinti jums, kad reikia daryti taip, kad mokamas muitas toks, kad muitą reikia mokėti nuo sandorio vertės, o sandorio vertė yra ta suma, kurią jūs išleidžiate Amerikoje. Tai yra automobilio pirkimo kaina, aukciono mokesčiai, vietinis transportavimas, konteinerinis transportavimas ir dilerio FIVA. Pavyzdžiui, kaip mano yra 250. Ir visada atsiminkit, krūva tarpininkų Lietuvoje, ne, kurie skelbėsi, kad jie patys šauniausi, patys geriausi, bet pas juos mes skaičiuoklėse panagrinėję pastebėm visokius tokius keistus dalykus, kaip pozicijas tokias kaip eksporto dokumentų tvarkymas. Neegzistuoja. Arba nukrovimas, pakrovimas Amerikoje sandėly. Neegzistuoja, kebra, tokie dalykai, nėra tokių mokesčių ir nustokit svaigti, ne, kaip sako. Nieks neima papildomai, kiekvienas sandėlys, kiekvienas šiperis, kuris šipina mašinas, krauna mašinas, kaip čia, Miami terminale, jisai į kainą skaičiuoja viską. Ir nukrovimą, ir sufotkinimą, ir eksporto dokumentų tvarkymą, you name it. Viskas įeina į, pavyzdžiui, konteinerinio transporto kainą, tai, pavyzdžiui, pas mane yra Miami Klaipėda 650, tai tą vieną poziciją viskas ir įeina. Visada atsiminkit, yra 5 pozicijos. Automobilio kaina, automobilio aukciono mokesčiai, vietinio transportavimo kaina, konteinerinio transportavimo kaina ir žmogaus, kuris daro visą šitą darbą, organizuoja interesas. Tai, pavyzdžiui, mano interesas yra $250. Viskas, daugiau nieko nėra, patikėkit manim, kas ką be pasakotų, nesąmonė. Tai va, pasitaiko, aišku, papildomų išlaidų, tai hazmatas, ne, jau su to puikiai esate susipažinę, tai kai kraunam elektrinės mašinas. Būna žmonės piktybiškai nemoka, tai tokiem žmonėm būna išstatomas late fee, pavyzdžiui, kai jie nesumoka aukciono mokesčių, aukciono įsipareigojimų laikų. Pavyzdžiui, aš turėjau tokį vieną žmogų, vieną atvejį, kai nemokėjau specialiai tol, kol nes mačiau, kad jis yra piktybinis, neskuba, čia pažiūrėsiu, kada geresnis kursas, tai sakau, žiūrėk, aš tave informuoju, kaip visada visi mane sakau, apmokėjimai yra 3 dienos, o jeigu tu žaidži ten lauki kurso, čia kaip tau bus geriau, tai tu žinau, kad rizikuoji ant baudos. Taip ir buvo, papuolė ant baudos $300 ir visas kursas nusiplovė, liko nepatenkintas, liko piktas, tai nieko negaliu padaryti. Įsipareigojimai visų vienodi, nupirkat mašiną, apmokat per 3 dienas, siunčiam, keliaujam ir nebus jokių ekstra išlaidų, jeigu viską darysi teisingai. Dabar grįžkim prie tų visų konfiskavimų, tai konfiskacijų areštų Lietuvoje dažniausia priežastis yra tai, kad meluojami mokesčių dydžiai, ne? Kad nurodoma minimali sąskaita, kad ten iš Anglijos įmonės, Anglijos įmonė kažkaip nusipirko Amerikoje, pardavė į Lietuvą ir už $500, tai kriminalinė muitinės tarnyba į tai žiūri labai aštriai ir labai stipriai ir jie žino, maždaug jau mes kaip palei savo patirtį supratom, žino, už kiek parsiduoda automobiliai aukcione, jie užsiklausė Amerikos aukciono verčių, nes būtent mūsų kiek tikrino automobilių atvykusių į Klaipėdą, tai
visų vertės atitiko tiek, kiek mes deklaravom. Tai reiškia, jie žino tiksliai, kiek kas kainuoja ir neverta meluoti. O kai vežama daug automobilių ir privežama primeluotų verčių, ateina laikas, kai muitinė perskaičiuoja mokesčius, aišku, įvykdo visokias kratas, visos kitos instancijos jau visą turtą areštuoja ir taip pradingsta jūsų automobiliai. Tai tokių istorijų žinau bent dvi, kur praeitais ir užpraeitais metais, jeigu neklystu, buvo areštuota virš 600 automobilių, tai įsivaizduokit, kiek žmonių buvo nukentėjusių. Aišku, didelė dauguma jų nesikreipė niekur, nes ir patys buvo to judėjimo bendrininkai, slėpdami tos mokesčius, nes žinokit, patikėkit manim, yra tokių žmonių, kurie varo naujausius Mercedesus ir BMW, M-kės visokias ir stovi darbo biržoje ant pašalpos. Tai palėtė mane pirmą temą, tai apie mokesčių vengimą, mokesčių slėpimą, kuris priveda prie to, kad jūsų automobilį lengvai gali areštuoti, lengvai gali perskaičiuoti mokesčius praėjus tam tikram laikui. Patikėkit manim, tokių istorijų yra buvę ne viena. Ir iš tikro visai nesenai man pasakoja mano klientas, kaip jo draugas pardavinėjo mašiną, kuri buvo irgi vežta su sumažinta verte. Autopliuse įdėjo skelbimą, žinokit, neatsiminsiu sumų, bet aš tiesiog apvaliom sumom šnekėsiu, kad būtų paprasčiau. Tai autopliuse buvo įdėta mašina, tarkim, už 10 000 eurų. Iš jo klientas sugalvojo nupirkti kažkoks tai kešų į užsienį, sako, rašyk man kuo mažiau, ant sąskaitos, palei kurią išmuitina, buvo 2000 eurų, išrašė 2000 eurų. Po pusės metų VMI skambina, žiūrėkit, sako, mes matom, kad autopliuse buvo skelbimas už 10 000 eurų tą dieną, sekančią dieną jūs regitroje įformino 2000 eurų. Kaip? Kodėl? Paaiškinkit, susimokėkit mokesčius. Tai va, venkit tokių situacijų, deklaruokit viską teisingai, tvarkingai ir nebus problemų. O kaip nutinka tokios istorijos kaip Skirmanto Malinausko, rodytam ne vienam reportaže, tai galiu šiek tiek papasakot. Pats esu su to susidūręs. Klaipėdoje kažkada, kai dirbdavau su didelė kompanija irgi tarpininkų, kurie dirbo su šiperiu Amerikoje, tai yra labai normali praktika tokia vieta, kaip tarkim, aš sugeneravau didelį kiekį klientų, dirbu su vienu šiperiu, Amerikoje jų yra pagrindinių 4 gal pagrindiniai, kurie turi didelį kapitalą, turi didelį biudžetą, finansus ir jie suteikia galimybę savo klientam pirkti automobilius Amerikoje ir jeigu tu esi didelis klientas, jie yra gan lankstus. Jei, tarkim, aš surinkau klientų bazę, vežu 50 automobilių į mėnesį ir sakau, chebrytė, man reikėtų biškį daugiau apivartinių, ar galim sutart, kad jūs man suteiksit mokėjimo atidėjimą, ten tarkim man 100 000 ar 200 000. Šiperis dažniausiai sutinka, nes jūsų kiekis didelis, rautas didelis, jūsų klientai mokus, tai jūs turit pinigų srautą, kuris keliauja į Ameriką, pastoviai jūs apmokat automobilius, tai už savo būtent šitų klientų mokėtus pinigus jūs kaip turit garantą ir imate tą mokėjimo atidėjimą, perkat mašinas savo, tarkim, Prisipirkant mašinų, jas parduodat, viskas gerai, biznis vyksta, jūs nuo to uždirbat. Pirmas dalykas jau iš karto nepastebėjo, tai kad visa tai nereguliuojama. Pirmas dalykas, skolinimasis nėra reguliuojamas, iš kur atvyko tie pinigai, kaip jie atsirado, kaip kas nupirko. Tai va, visa šita pilka masė vis didėja, apsilipdo. Tai viskas gerai, jeigu mokat planuoti savo biudžetą tvarkingai, gerai, aiškiai, suprantat, jaučiat riziką, suprantat ekonomikos judėjimą ir galit, pavyzdžiui, matot, kad viskas stoja, nutraukėt, grąžinat skolą, juda toliau su kliento automobiliais, kliento pinigais, savo nieko nebesiskolinat, nebeperkat. Bet yra tokių žmonių, kur apetitas auga bevalgant ir jie tiesiog skolinasi. Žinokit, dar sik sugrįšiu prie tos temos, kad pats Klaipėdoje dirbau su didžiuliam įmonėm ir pats buvau, netgi turėjau tokią pareigą surinkti tas skolas kažkada vienai įmonėje. Tai, žinokit, mačiau, kaip buvo skolinama iš Amerikos šiperių ne po $100 000 ir pats savo akim ir ausim girdėjau ir mačiau, kaip tam tikros kompanijos gauna atidėjimus netgi iki $600 ar $700 000. Tai įsivaizduojat, kokias sumas, kiek galima pripirkti už tai daiktų, bet ir to pačiu, kokia atsakomybė, kai reikia tos pinigus gražinti, o ekonomika pradėjo važiuoti žemyn. Tai būtent taip ir nutiko stuktelėjus konfliktui tarp Ukrainos ir Rusijos, kai įvyko Ukrainos karas, kai prasidėjo Ukrainos karas. Ką mes matėm 22 metais, tai kad smarkiai buvo sumažėjęs pirkimas, sumažėjo pinigų srautai
Ir vat pradėjo griūti visas tas kortų namelis visiems tiems skolininkam. Tai būtent sustojo pinigų srautas, skola išliko ta pati, šiperis pradeda klausyk, kur mano pinigai, pas tave srautas mažėja, mašinų mažėja, atsiskaitimai nevykdomi, ką darom? Užlaiko konteinerius, konteineriuose yra jūsų daiktai, jūsų automobiliai, kapsi uoste prastovos, jų niekas nemoka, niekas nenori spręsti tų problemų ir taip atsiranda visos tos prastovėlės, visos tos baudos ir visi kiti dalykai. Žinokit, iš įrodymų, iš žmonių, kurie su manim susisiekia, kurie pasakoja apie kitas kompanijas, kurie dabar pas mane perka, tai kokių aš tik istorijų negirdėjau, žinokit, paaiškinimų, dėl ko, pavyzdžiui, užlaikė konteinerį uoste. Tai prasideda visokie apipinti mistikom, muitinė užlaikė patikrinimą 2 mėnesius ar 3. Ukrainiečiai užplūdo, užgriuvo uostą, sustabdė veiklą. Dėl to, žodžiu, neištraukė konteinerio ir neiškrauna mašinų. Nu, visos tos istorijos yra pateisinti būtent tai situacijai, kad jūsų tarpininkas greičiausiai yra skoloj, neturi pinigų atsiskaityti ir laukia, kol prasiduos kažkokia turbūt mašina, kad galėtų padengti kažkokią skolą, arba kol kažkoks naujas klientas nupirks dar porą mašinų, atsiras pinigų srautas, užkamšys tą skolą, atsiims tą konteinerį ir tas visas kortų namelis judės toliau. Tai būtent taip atsiranda tokie dalykai, žmonėms visada kabinami makaronai, kad čia, kaip ir sakiau, kad muitinė užlaikė, čia patikrinimas, čia reikia žiūrėti, čia žinok reikės mokėti, čia nuo mūsų nepriklauso, čia viskas taip nutiko, sorry, žmonės mokėjo, nepatikėsit, net po 2-3 tūkstančius dolerių prastovų. Tai šita vieta yra labai ligota, jinai visiškai neapskaityta ir nereguliuojama, mane stebina tokie dalykai, kad skolinami $100 000, jie niekur nėra apskaitomi ir dar vienas pagrindinių dalykų tai yra, kai tos didžiosios tarpininkų kompanijos tos pinigus dar sugeba perskolinti savo klientam, kurie yra irgi tie vadinami, tarkim, perikupai. Nežinau, ar čia gražus, negražus tas pavadinimas, bet taip vadina, sutarkim, kad mes vadinsim taip. Žmonės, kurie užsiima automobilių verslu, nereguliuotai. Tai mūsų tie perikupai ateina skolinas už 2%, kas yra 24% metinio, kas yra nesveiki pinigai. Tai visos tos skolos, visi tie procentai, interesai, jie nėra reguliuojami, jie nėra apskaitomi, viskas tas vyksta virtualiai. Aišku, apčiuopiamai, bet niekas tai nėra reguliuojama, niekas nėra atskaitoma ir nėra jokios atskaitomybės nuo šitų pinigų. Tai jūs dabar maždaug įsivaizduojat, ant kiek sudėtingai čia viskas vyksta ir ant kiek sudėtinga suprasti vadovaujantis normalaus biznio logiką, kaip tai gali įvykti. Tai būtent dėl to, kai atsiranda tokios skolos, kai šiperis užlaiko, tos skolos tik tai auga, šiperis nusprendžia galų gale pardavinėti, padengti skolas, pardavinėdamas kliento, to, kuris su juo dirba, mašinas, kurios dar yra likusios Amerikoje. Nes šiperiui reikia gyventi, jam reikia pinigų, jis atliko darbą, jis paskolino pinigus. Tai tas puikiai suprantama iš šiperio pusės, bet žmonės, kurie pirko pinigus ir pervedė į Ameriką už tą automobilį, nesupranta to absoliučiai niekaip. Tai jums paaiškinimas, dėl ko taip nutinka, dėl to, kad skolinamasi pinigai, jie dažniausiai yra negražinami, užstringa, o šiperis ieškodamas, kaip juos išsitraukti, pardavinėjo automobilius, kurie buvo pirkti to kliento, kurie nebūtinai buvo to kliento, o buvo jo klientų, kurie jį pasirinko tiesiog taip tarpininką ir vyksta tokios griūtis kaip automobilių pardavimai aukcionuose, kaip automobilių neatsiėmimai uoste ir kabinami makaronai visiems. Niekas nekaltas, tik tai žodžio aplinka kalta, kaip pas mūsų eks-prezidentą, vieną kur buvo. Tai tokia trumpa pamokėlė, dar iš tikrųjų pasidalinsiu ateityje, dar išleisiu tokius video apie kompanijas amerikietiškas, su kuriuom dirbau, kokie buvo mano potyriai, kokie experience'ai dirbant su jais, nes iš tikrųjų visas šitas biznis, patikėkit manim, koks purvinas ir visą tai darau, viską, ką jūs matot ir ką pasakoju, ką girdit jum, visą tai darau dėl to, kad man tiesiog patinka. Aš myliu mašinas, aš myliu Ameriką, man patinka šitas biznis. Ir aš noriu įvesti žmonėms kažkokią aiškumo, skaidrumo, kad jie pagaliau nustotų bijoti pirkti, kad šitas biznis suklestėtų ir kad būtų įmanoma visiems užsiimti juo legaliai, aiškiai ir skaidriai. Nes patikėkit manim, kai pradėjau šitą biznį daryti, būtent tokiu metodu filmuodamas, rodydamas, drąsiai šnekėdamas, pasakodamas, susilaukiau begalinio palaikymo, šimtai žmonių, žinokit, šimtai, nemeluoju, tikrai. Palaiko, rašo, bent jau uždeda tokį, rašo varyk, nesustok, pasakok, mum įdomu,
Žmonės nori įsigyti automobilį iš Amerikos, tiesiog nenori būti apgauti. Būtent tokioje pozicijoje ir tokiuose potyriuose buvau aš, kai norėjau pirkti automobilius, kai juos pirkdavau iš Amerikos ir mane apgaudinėdavo. Visą tą aš jaučiau, aišku, niekada nepasakydavau, bet dariau savo išvadas ir ėjau savo keliu link to, kur esu dabar. Tai atsidariau, turiu savo biznį, pats vežau automobilius ir pats stengiuosi jums viską pasakoti skaidriai, aiškiai ir atvirai. Tai geriausias to įvertinimas tai buvo man ne vieno ir ne dviejų žmonių padėka. Sako, tu esi vienintelis kol kas žmogus, kuris parvežė mums automobilį iš Amerikos ir sako, pakeliui nepabrango niekas. Sako, kaip pasakėjai, tiek ir sumokėjom, automobilis kiemė, grįžo, mes patenkinti. Turėjom visokių nuotykių, kaip apvogti automobilį, apibraižyti vienas kitas automobilis. Viską sutarėm, viską kompensavom, taip kaip sutarėm abipusių sutarimų ir aš be galo patenkintas, kad darbas vyksta taip, aiškiai, skaidriai ir be problemų ir mes su jumis sutarėme bet kokiais klausimais. Tai noriu Chebrytei jums padėkoti, aš esu be galo laimingas, kad turiu tokią auditoriją, tokius klientus, jūs padėte man tobulėti, pirkdami pas mane jūs leidžiate man uždirbti, investuoti į savo paslaugas, paslaugų kokybę, investuoti į technologijų kokybę, į technologinius sprendimus, vat matėte, paleidau botą, Carfaxai visi, paleidžiam dabar tinklalapį neužilgo, kur bus viskas paprasta, vienoje vietoje viskas aišku, abudu aukcionai, transportavimai, kaip nusipirkti. Stengiamės, tobulėjam, viską darau dėl jūsų, negrūdų pinigų tų į kišenę prisivoktų, kaip dauguma tarpininko mėgsta, kad tik tai duok, čia nepaaiškinsiu kaip, čia reikia mokėti, nes reikia mokėti. Tai neprasidėkit su tokiais žmonėm, kurie neturi argumentų, kurie neturi normalių argumentų, kurie pasakoja kažkokias istorijas, kad čia reikia mokėti, nes reikia mokėti. Įjunkit logiką, įjunkit blaivų protą, o iš manęs dar išgirsit daug įdomesnių istorijų, tikrai papasakosiu plačiau ir apie kompanijas amerikietiškas, kaip jos išdarinėja, pavyzdžiui, kaip man sekėsi dirbti su jom, kaip pats būdavo tarpininkas, taip kaip tie lietuviai, kurie dabar tarpininkauja, ten sėdi prie kompiuterio kažkur Vilniuje ir sako, wow, kaip mes kontroliuojam, kaip mes dirbam, o ten visas darbas atėjo 11 val. Į ofisą, paspaudė kelis knopkės, ištraukė nuotraukas iš insuranso, įkėlė į Facebooką, sako, pirkit, aš čia dievas, aš viską sugebu, aš viską parvežu. Tai daugelis tokių tarpininkų dirbo dar per kažkiek tarpininkų, patikėkit manim, aš jau išsiaiškinom. Čia kai buvo konfliktas Facebooko grupėse, kur bandė ant manęs apipilti purvais, tai visus juos išsiaiškinau, per kokius tarpininkus kas dirbo. Vienas įžymiausių ten tų audrių adminas, kuris skelbėsi, kad turi didžiausią auditoriją žmonių, tai pats dirbo per 3 tarpininkus. Kiekvienam turi likti, nieks už dyką nedirba. Tai įsivaizduokit, kas ten per kontrolę ir kas ten per serviso kokybę. Bet užtat sugeba tokius tekstus rašyti pas save Facebook'e puslapį, kad nesiųskit pinigų į Ameriką, jūs apgaus. Tai va, ne vienas neliko apgautas, visi liko patenkinti. Konfliktų neturėjau ir neatsimenu su, kaip vadinti, retail customers. Aš jūs vadinu visus žmonės, kurie ateinat pas mane iš interneto, kurie pavieniai savo perkat. Jūs esat retail customers, amerikietiškai, tai yra galutiniai vartotojai, ne galutiniai pirkėjai. Ir iš tikrųjų visada įsivaizdavau, kad bus labai sunku dirbti, bet pasirodo, kad yra be galo paprasta, be galo aišku ir susilaukiu labai didelio palaikymo dėl to, ką darau. Ačiū jums, keliaujam toliau į krovą ir žiūrėkite ką, patauškėjau Chebrytė jums apie niuansus visokius, o ne, o dabar grįžkim prie krovos, pažiūrėkim, kaip viskas vyksta, apstojo pagaliau lietus, mato, tai biški galima kažką pafilmuoti ramiai, pažiūrėti, nereikia bėgioti, lėkti, slėptis, tai va, GL-as, baisoklis, SLK, keliauja čia į konteinerį, tai kažkiek dar pafilmuosiu, parodysiu ir jau užbaigsiu šitą video pakrovęs šitas mašinas, aš taip įsivaizduoju. Nu va, matot, penktadienis pas mus užsitęsęs, gan neblogai yra, ne? Tai jau turim po 5. O Chebra vis dar pachalina, dirba, va, įkišo GL-ą. Ir dabar sprendžia rebusą, kaip sutalpinti X3-ką. Bus įdomu, iš tikrųjų, pažiūrėti. Aš nenoriu ilgai būti, nesakys, ką čia sudėjom, kodėl taip sudėjom. Einam geriau, pažiūrėsim, ką atvežė. O turėjo atvežti dar Q7, mano, bet žiūriu, neatvežė, atvežė Passatą. Atvežė tokį Passatą. Atvežė Tesla ir dar vieną Tesla mačiau kažkur pastatė, bet jau jinai pasislėpė. Tai va, lauksim kitą savaitę krovos, kad galėčiau jums parodyti kažko daugiau. Nu va, Chebrytė, žiūrėkit, kaip aš leidžiu penktadienio vakarą, va, yra
po 5, jau pusė 6, vis dar plušam, ten bando sukišti tą baisuoklį BMW X3M. O ką, aš jau jums papasakojau, ne, gan tokios akis atveriančios šiek tiek informacijos, jos bus ateityje ir daugiau, nes matau, kad heiteriai visokie tarpininkėliai nesiliauja pilstytis purvais kažkokiais, pasakot nesąmoningų istorijų. Tai mano atsakymas tiesiog bus visada toks pats, stengsiuosi parodysi atsakyti tiesą, stengsiuosi papasakoti taip, kaip būna iš tikrųjų, kaip apgaudinėjami žmonės. Ir manau, blogiau nei už tiesą jiem jau nebus, ne? Pats geriausias mano ginklas yra tiesa. Taip pat iš tikrųjų šnekėjau su New Yorko naujų savo šiperiu, kuris krauna man mašinas, dabar jau pakrovė 2 konteinerius New York'e. Tai šnekėjom dėl kainų politikos ir sakau, reikėtų man savo klientus nudžiuginti geresnę kainą, sakau, iš New York'o. Tai kai nuskrisiu kitą savaitę, derinsimės dėl kainos, pažadėjo, kad kažką tikrai sutarsim. Tai iš New York'o bus geresnė kaina, pažiūrėsim, kas bus su Savana, su Miami'u, kaip man pavyks sutarti, bet šiaip, žinokit, jau taip esu nusmaugęs tas kainas, kad jau nelabai noriu ir gadinti santykių dėl 25 ar 500 dolerių per mašiną konteinerio. Tai stengsiuosi, pažadėti nieko nepažadu, pasistengsiu tikrai būtinai. O ką, man labai malonu, kad jūs žiūrite, išklausote mano video. Smagu, kad žmonės įjungia savo loginį mąstymą, kad įjungia savo blaivų protą, šiek tiek išklauso manęs, išklauso faktų ir pradeda suprasti, kaip viskas iš tikrųjų vyksta. Tai kaip ir sakiau, ne, kol nesiliauja šitos heitų atakos, aš vis kažką vis papasakosiu, vis pridėsiu. Tokių labai kontroversiškų įdomių dalykų, kurie tikrai yra laukiniai, nevaržomi, neribojami ir nereguliuojami, kaip tie mūsų skolinimai, ne, kur pasakau, kur yra skolinami didžiuliai pinigai, be jokio reguliavimo, be nieko, be jokių interesų, kaip čia pavadinti, atskaitomybės. Tai tokios temos, manau, tikrai įdomios žmonėm, tikrai įdomu tai išgirsti, kaip vyksta visas šitas laukinis biznis, nes iš tikrųjų šitas verslas daug turi savį laukinio dalyko, kaip pavadinti, taip. Tai va, važiuosiu aš į Savaną, nutariau, važiuosiu aš su Audi S4, kurią turiu pardavimui, ne, parodysiu dar kartą, jinai pas mane, sakiau, ne, kainuoja 15,875 jau čia su pristatymu į Klaipėdą, Audi S4, 2018 metų, čia jau jos apžvalgą dariau, padarysiu dar važiuodamas jau čia tokį lengvą test drive, apžvalgą jos, ten turi visokių lengvų pabraižymų, jinai yra 9, jos rida yra 130 000 mylių, tai apie 200, kiek čia gaunas, 210-215 000 kilometrų, bet jinai yra vieno savininko, jinai yra iš Kalifornijos, tai jos būklė, tai tikrai palyginus, žinokit, tikrai gera, va, matot, taip atrodo jos salonas, reikia išvalyti, aišku, va, 131 000 ridos, klaidų jokių nedega, viskas veikia, viskas tvarkoje, tai va, su ją pralėksiu, parodysiu. Iš tikrųjų, daug kas, nedaug kas, meluoju vėl, keli žmonės rašė, pasakykim teisingai, ne? Keli žmonės rašė, kad norėtų, pavyzdžiui, iš manęs pamatyti test drive automobilių kažkokių retesnių. Tai tą temą irgi pabandysiu paliesti, jeigu jau yra toks pageidavimas, kažkada pabandysiu jį išpildyti, būtinai parodyti kažką įdomaus. Dar vis niekaip nesusisiekiu, bet neprieinu iki to reikalo, kad aplankyti savo draugą, kuris turi Lamborghini Broward saloną, ten, kur pas jį servinasi, blemba, žinokit, visokie, Pagani, Bugatti, Lamborghini įvairiausi. Tai labai įdomus modeliai, pas jį kažkada padarysiu turą po jo dirbtuvės ir jo dealershipą, tai yra didžiulis dealershipas, labai brangus ten. Jų dealershipų tinklas jau yra milijardinis Amerikoje, tai yra labai didelis pasiekimas iš automobilių biznio tapti milijardierium. Stengsiuos parodyti kažko įdomaus, rašykit chebrytę, nesigėdykit, rašykit, ką norit pamatyti, ką norit išgirsti. Atsiminkit, norėdami pirkti automobilius, kad siūstumėt tikslinę informaciją, tai geriausiai atsiųskit nuorodą, atsiminkit, kad automobilis turi būti su data ir atsiminkit, jeigu perkat pirmą kartą, tai reikalingas užstatas palikti už automobilį. Tai atsiųskit nuorodą, maksimalią kainą ir perkam, žiūrim, vežam. Tai va, neužilgo išeis, kaip ir minėjau, mano puslapis, naudokitės Telegramo botus, norint sužinoti automobilio istoriją, ten yra ir Carfaxas, ir pardavimų istorija, tai ir rašo, kas yra pardavėjas, tai naudokitės mano to botų
manau, tikrai bus pravartus dalykas prieš perkant automobilį. Na jau kai išsirinksit, atsiųskit nuorodą ir perkam. Tai ką, aš dar kažkiek sugrįšiu galbūt prie konteinerio, dar kaip užversim duris, o gal tiesiog pasidalinsiu istorijose. Ir jeigu jau nebesusimatysim šitam video, tai sakau jums iki, susimatysim Savanoj. Va, tai vis dėlto dar žiūrėkit, sugrįžau prie konteinerio, noriu parodyti, kad kai pakrovėm, kad viskas sutilpo, truko prieš tai dar poros inčių, bet užsiėmėm kėbulo darbais. Va, tokios mašinėlės pasikrovė. Patiesinom stogą ir įlindo. O dabar žiūrėkit, dar noriu jums parodyti, va, tarp konteinerio eidamas, yra golf kartas. Golf kartas, jisai parsiduoda $7,000, sakė, nori 21 metų. Aš matau, kad jis jau apkrautas visokiais maišais, bet galbūt, žiūrėkit, hibridė kažkam bus įdomu, susisiekit, aišku ir dėl Audi susisiekit, bet gal bus kažkam įdomu, pažiūrėkit, šitas golf kartas parsiduoda už $7,000, sakė, reikia surasti jam klientą. Tai jeigu kažkam įdomu, žinote, ką kreiptis, ar ne? Rašot, parašot ir atvežam. Va, taip jis atrodo. 21 metų be auto įvykio, matot? Kėbulas sveikas. Tai va, tiek žinių. Tai ką, šį kartą jau galutinai sakau jums hibridė iki. Laikykitės įsikibę, laukit mano naujų video ir laukit savo mašinėlį sugrįžtant. O aš einu dar dirbti prie kompiuterio ir savaitgalį dar turbūt dirbsiu irgi prie kompiuterio, atrašinėsiu jum. Ir gal kažką nupirksim vėl bainiau. Praeitą savaitgalį nupirkom net 4 mašinas bainiau iš viso. Tai super. Ačiū ir iki.